O dabar tęsėme mūsų forumą. Daug kalbame apie deklės galimybės, daug kalbame, ar ne, ką galėsime ją sutalpinti ir natūralu, kad pirmiausia norisi sutalpinti tai, ką tikriausiai dažnai naudojame ir ypatingai tie, kurie vairuojame. Taigi, kaip atrodys lietuviškas skaitmeninis vairuotojo pažymėjimas, kviečiu Valstybės įstaigos Regitra paslaugų valdymo ir vystymo departamento direktorių Tautvydą Paliulį. Prašau. Sveiki visi. Tai pirmiausia, ačiū už galimybę dalyvauti šiame forume ir pristatyti tai, kas visai laukia artimoje ateityje. Pirmiausia, turbūt visi kaip vartotojai, kada girdime apie produktą ar kažkokią prekę ar paslaugą, kuri ateina į rinką, kol nepamatome, negalime pačiupinėti ir to pajausti, tai netikime, kad tas produktas yra kuriamas ir su juo kažkas yra veikiama. Tai šiandienos mano tikslas būtent yra jums parodyti ir vienu akies krašteliu leisti pasižiūrėti, kaipgi galimai tas vairuotojo pažymėjimas atrodys. Bet prieš pradedant norėčiau užduoti 2 klausimus. Kas iš jūsų šiuo metu su savimi turite vairuotojo pažymėjimą? Aš turiu vien tik dėl to, kad įsidėjau, kad galėčiau ranką pakelt, prisipažįstu, nes iš esmės šitas dokumentas nėra tas, kurį dažnai su savimi nešioju. O kas iš jūsų žino, iki kada galioja jūsų vairuotojo pažymėjimas? Yra keletas atsakingų. Tai būtent kalbant apie šios dienos realijas, ar ne, ką mes turime. Kaip minėjau, vairuotojo pažymėjimas nėra tas, kuris visada šalia yra pas mus ir su mumis. Ir dažnai mums kyla klausimas, iki kada jis galioja, kur apskritai jis yra padėtas, kiek galioja tam tikros mano kategorijos, ar koks yra vairuotojo pažymėjimo numeris. Mano asmeninė patirtis visai nesena, metų laiko patirtis, kuomet pirkome su žmona kelionę ir reikėjo išnuomoti automobilį ir įvesti vairuotojo pažymėjimo numerį. Tai vairuotojo pažymėjimas buvo piniginėje automobilis servise. Tai maži niuansai, bet šiek tiek patiriame streso ir gaištame savo laiką, ar ne, tas problemas išsisprendžiame ir sprendimus randame, bet šiandienos realijos yra tokios, kad mes viską norime turėti čia ir dabar ir prie savęs. Tai ko mes siekiame? Siekiame, kad vairuotojo pažymėjimas būtų visada kartu su jumis jūsų mobiliajame telefone, kad operatyviai gautumėte priminimus apie savo vairuotojo pažymėjimo galiojimą ir kad jūs pirmi sužinotumėt apie jo artėjančią pabaigą, o ne policija jūs sustabdžiusi jūs apie tai informuotų. Ir taip pat, kad gautumėt priminimus apie medicininės pažymos galiojimo pabaigą. Tikiuosi visi puikiai žinote, kad nuo 25 metų sausio 1 dienos neturint galiojančios medicininės pažymos, neturėsite teisės ir vairuoti. Tai jeigu nežinote ir nepasitikrinote dar šitos informacijos, tai kviečiu sukti www.regitra.lt ir ten visą informaciją rasite. Ir taip pat su skaitmeniniu vairuotojų pažymėjimu turėsite galimybę turėti sąsają su kitomis organizacijomis ar institucijomis. Tai iš esmės, kas vyksta šiuo metu, labai trumpai keletas stambių blokų, tai yra, kaip minėjo jau kolegos, yra tarptautinė darbo grupė, kuri dirba ir Regitra būtent dalyvauja MDL, Mobile Driving License dalyje, kuria prototipą, kurį ir leisiu šiandien jums pamatyti. Ir taip pat vienas pagrindinių dalykų, tai yra rengiama teisinė bazė, kurios pagrindų galėsime ne tik sukurti produktą, bet ir jį realizuoti rinkai. Tai kaip bus galima įdiegti vairuotojo pažymėjimą, tai turbūt visi norime kuo paprasčiau, kuo lengviau, kuo greičiau ir paprasčiau tą padaryti. Tai įdiegimas turbūt truks lygiai 15 sekundžių, kada jūs tiesiog turėsite savo dėklėje pirmą save identifikavę, pasirinkti, kad norite pridėti vairuotojo pažymėjimą, sistema jūs patikrins ir parodys, kokį jūs turite vairuotojo pažymėjimą ir jums jį tiesiog reikės pridėti. Dar vienas pliusas, kad įsidedant vairuotojo pažymėjimą, duomenys yra imami iš gyventojų registro, tai tikėtina atrodysite keliais metais jaunesni kaip ir aš čia. Tai įdiegti bus itin paprasta, truks tik keletą sekundžių, o kaip jis iš esmės atrodys. Taip pat vairuotojo pažymėjimas planuojama, kad bus suskirstytas į keletą pagrindinių blokų, kur matysite informaciją apie patį vairuotojo pažymėjimą ir informaciją apie save. Kitas blokas apie jūsų turimas kategorijas ir galimybę tas kategorijas pamatyti
kiekvieną atskirai ir su jie susijusią informaciją, bei tam tikrus medicinius duomenis, jeigu turite tam tikrus ribojimus sveikatos dėl vairavimo. Tai, kaip ir minėjau, keletas pagrindinių blokų, per juos bus tikėtina labai paprasta naviguoti. Pats MDL-as bus neperkrautas ir paprastas vartotojui. Tai, kaip minėjau, turėsite visas savo kategorijas, matysite visą informaciją, medicinius kodus ir, kaip ir kolegos jau minėjo, turėsite galimybę sugeneruoti QR kodą ir tą QR kodą pateikti šiuo atveju, tarkim, užsienyje vairuojant policiją ar ne, ir jūs galės puikiai identifikuoti tiek online, tiek offline. Tai bus labai paprasta, galėsite pasirinkti atributus, bus atributai, kurie yra privalomi pateikti ir taip pat galėsite pasirinkti atributus, kurie yra neprivalomi pateikti ir jų pateikti nenorėsite. Tai atrodo, kaip dažnai mes čia naudosime, ar ne, kaip dažnai turime pateikti policijai, arba kaip dažnai mums to vairuotojo pažymėjimo reikia šalia. O kas yra arčiau mūsų, arčiau kasdienio gyvenimo, ar ne, tai yra, kaip pavyzdys, automobilių nuoma. Ar ne? Tai vėlgi mano patirtis, nežinau, galbūt dabar jau kažkas yra pasikeitę, bet kada reikėjo automobilio čia ir dabar ir labai greitai, tai stovint prie automobilio, nusifotografuoti, nusiskanuoti, save pasigauti prie ekrano, kad identifikuoti, šiek tiek užtrukau, o šiuo atveju bus itin paprasta, kada galėsite tiesiog atsidarę aplikaciją, sutikti, kad identifikuotas būtumėt per e-walletą ir suvesti visus duomenis ir taip labai paprastai prie programėlės pririšti savo vairuotojo pažymėjimą ir toliau sėkmingai naudotis paslaugą. Tai vėlgi labai paprasta, labai efektyvu ir tikimės, kad bus labai paprasta vartotojui naudoti. Ir tai kasgi vyksta toliau? Tai pagrindinis dalykas yra teisinė bazė, kad turėtumėm pagrindą šitą produktą realizuoti. Dirbame toliau su prototipu, komanda dirba su kitomis užsienio šalimis ir dalyjasi tą praktiką, kokie tie vairuotojo pažymėjimai gali būti, ką ten reiktų atvaizduoti, kaip patogiausia atvaizduoti. Ir tas prototipas šiai dienai yra tobulinamas ir toliau be abejo dirbame darbo grupėse. Tai labai tikiu šituo produktu, kad jis atsiras pas mus visus telefonuose ir bus tikrai paprastas ir lengvas vartoti ir kiekvienam mūsų sutaupys bent keletą minučių mūsų brangaus laiko, kurį galėsim skirti ramiam puodeliui kavos. Tai ačiū už dėmesį.